Na tai ką, labas rytas. Šiandien yra likusios kažkur čia parašysiu dienų, nes jau prepaskytina, nebelabai atsimenu jau. Bet žinau, kad laikas mažėja, forma iš tikro gerėja. Viską kitką dabar užsakau į parduotuvę, pasiėmiau monsteriuką. Aišku, visiems bus keista, kas mane pažįsta, kad, kaip sakant, pineapple. Nes iš tikrųjų yra paskujausias skonis ir panašiai, bet dabar kaip yra pasiruošimas, liko tiek mažai laiko, dabar jau netgi iš neskaniausių gėrimų tampa kažkas skaniausių. Tai va, praktiškai ką liko, gal dar savaitę laiko, nes šiandien yra ketvirtadienis, tai sakykim, iki kitos savaitės, kokio antradienio, trečiadienio, dar galimai mes palaikysim visokiausių zero sugar, tokie kaip kolos, Pepsi ir taip toliau viską kitką. O po to reikės nuimti, nes kad būtų kuo mažiau saldiklių mano sistema ir panašiai viską kitką. Ir jo, dabar ką, atsigeriu biškį monsteriuko, važiuojam iki proteinas.lt. Man reikia pasimti siuntą, nes reikia pasimti proteino. Ir jo, gal dar kažką dar pasimsiu. Tai važiuojam, pažiūrėsim, ką jie ten turi. Tai va, žodžiu, buvau pasiėmęs šitą sirupą prie savo rytinės košės. Žiauriai geras. Tai va, ir viskiausių patinėlių, viską. Ir va, ką pasiėmiau, tai 2 kg proteino, elektrolitų, kad greičiau atstatyti. Ir dabar pasiėmiau būgį prieš kojas, kad galėčiau pasikopoti panašiai. Važiuojam daryti kojas.
Jau. Tai ką, žinau, kad pirmoji daly buvo kojas, viską kitką, o šiandien darysim krūtinę, viską kitką, va, darausi weight dripą iš šitų papildų, iš šito proteino. Skonis tai prepo metu yra gauten. Čia kaip Kinder Bueno skonis, tai panašiai. Tai va, darau aš weight dripą, kaip sakant, savo rytiniai košiai, viską kitką. Ir ką. Svoris po truputį krenta. Šiandien atsikėliau, svėriau 91,3. Kaip matot, biškį apsiskutau. Getting linear ir panašiai. Tai trenirukas yra patenkintas, viską kitką. Po truputį varom ir panašiai. Dar beliko, kitą savaitę bus kaip paskutinę savaitę praktiškai, kaip liks porą kojų dienų. Tai aš manau, gal išeis, jeigu per kitą savaitę pasidaryti dar kokias ekstra 2 sunkias kojas. Tai bus labai gerai, nes norisi išlaikyti dar savo kojams maksimaliai pilnumo ir taip toliau. Tai va, žodžiu, aš pasidarau savo rytinio košę ir susitiksim, kaip varysiu daryti krūtinę. O, šaltas monstriukas. Na tai ką, pasidariau krūtinę su pečiais ir tricu. Aišku, tricepso nefilmavau, nes ir taip žiūriu, kad jau ten gan ilgai salė esu ir panašiai. Tai jo, pasidariau dar 40 minučių kardio, viską kitką. Tai va, post workout meal su manim, 100 gramų sausų pusryčių,
5 gramai kretino, 10 gramų glutamino. Aišku, aš jau jaučiuosi myręs, dužęs. Jo, nes liko, sakykime, 3 savaitės. Tai tikrai energijos lygis krenta, viskas krenta. Ir kaip ten sako, kaip jauties, taip ir atrodai. Jeigu jauties labai blogai, tai reiškia ir atrodysi gerai. Tai va, ką reikia pavalgyti, pavalgau, biškį pailsiu, tada važiuosim darytis masažą. Pas, mano nuomonė, pati geriausia Klaipėdoje masažistą. Tai va taip, susitiksim, kaip darysim masažą. O dabar aš einu valgyti. Tai pavaryk. Buvo švelniai ir užtenka, sako. Vaikų nahu. Блядь. Ай, ты нахуй. Čia šiaip šitas neblogas dalykas. Parodys savo emocijų ir emocijų. Taigi ką, pasidarė masažą. Masažas buvo 10 iš 10, kaip sakau, visada pas jį atėjęs, visada ir su šypsena išeini. Aišku, šiek tiek ir ašarų gali spausti ir panašiai viską kitką, bet, sakau, žmogus myli, ką daro ir panašiai. Šitoks biškas susivėlius. Tai va, žodžiu, palieku, va čia matot jo Instagramas. Jeigu esate iš Klaipėdos, būtinai parašykit jam. Ir tikrai, manau, rasit laiko nueit. Ir panašiai žmogus tikrai myli, ką daro. Ir nepasimkit daug vietos, nes man irgi reikia masažo. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Čia toks buvo maišytas, kojos, krūtinė, masažas, toks paprastas video ir panašiai. Tai ką, lieka 3 savaitės iki varžybų. Dar pakol kas kokias 1,5 savaitikės dar paspausim formą, viską kitką. O po to ką, bus pikvikas, kur teks filmuoti kiekvieną dieną iki penktadienio. Tai bus kiekvieną dieną po video iki show day. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Antrą kartą, man atrodo, sakau, nepamirškit paspausti like mygtuką, pasubscribinkit, aišku, pasiekit mane Instagram'e, aišku, viskas bus description'e. Tai va, ačiū jums labai ir susitiksim iki kitam video.